Aš esu Arūnas Atraškevičius. Šiandien norėsim pasikalbėti ne tik apie papildų naudojimą, apie ką mes buvom kalbėję senesniuose reportažuose, bet šiandien norėčiau pakalbėti apie tai, kodėl žmonės tiesiog naudodami maisto papildus negauna norimą rezultatą. Per 20 metų darbo treneriu esu gavęs daugybę klausimų ir esu matęs daugybę sėkmių ir nesėkmių. Todėl šiandien norėčiau pasidalinti būtent patirtim, ką reikia žinoti paprastam sportininkui, nelendant giliai į sporto fiziologiją, tiesiog pačius pagrindus, kaip daryti taip, kad jūsų papildai naudojami jums duotų maksimalų rezultatą. Nes pats iš savo patirties galiu pasakyti, jog didžioji dalis rezultato priklauso nuo gerai subalansuoto treniruočių režimo, nuo gerai subalansuoto mitybos režimo ir gerai subalansuoto maisto papildų naudojimo režimo. Tai yra, šitos tris komponentus mes pabandysime sujungti į vieną vietą ir pasižiūrėti, kaip gauti maksimalų rezultatą. Ką mums pirmiausia reikia žinoti? Pirma, tai yra mūsų raumenų struktūra. Mūsų raumenų struktūra susideda. Šitą norėčiau, kad tiesiog pabandytumėt prisiminti labai paprastai, neaiškinsiu giliai. Tai yra, pirma, pačios didžiausios skaidulos yra greitai vargstančios skaidulos. Antras tipas skaidulų yra tarpinės, matot, jų dydis skiriasi. Ir trečios skaidulos yra lėtai vargstančios skaidulos. Taigi, kodėl tai labai svarbu? Pirma, greitai vargstanti skaidula. Tai yra sprintas. Tai yra 200 metrų bėgimas. Ar jūs matėt, kaip atrodo amerikiečių sprinteriai? Net ne amerikiečių ir lietuvių sprinteriai atrodo. Dideli raumenys. Gražu pasižiūrėti, bet kokį sprinterį amerikietį galima išstatyti tiesiog į bet kokias fitneso varžybas ir manau pasiektų labai neblogą rezultatą. Tarpinės skaidulos. Tai yra skaidulos, būtent jos ir vadinasi tarpinėmis, kadangi medžiagų apykaita ir netgi dydis, tai yra, jos yra tarp greitai vargstančių ir tarp lėtai vargstančių. Tai yra 800 metrų bėgimas, 1500 metrų bėgimas, tai yra kovotojų skaidulų dominuojantis tipas. Ir trečias skaidulų tipas yra lėtai vargstančios skaidulos, tai yra maratonas. Kodėl tai yra labai svarbu žinoti? Šitos skaidulos dominuoja treniruotės metu. Jeigu jūs treniruojatės apie 30-45 minutės. Tai yra 30-45 minutės. Šitas skaidulų tipas gali jau dominuoti pradėti po 45 minučių maždaug iki valandos 10 minučių. Tai yra medžiagų apykaita tai, kai jūs daro treniruotę. Tai yra, sakykime, 45, kad ir 90 minučių panašiai. Jeigu jūs treniruojatės ilgiau negu pusantros valandos, jūsų medžiagų apykaita ir jūsų organizmą pradeda dominuoti lėtai vargstančios skaidulos. Ką tai reiškia? Jeigu jūs treniruojatės ilgiau, tiesiog jūsų raumenys tampa maratonininko raumenimis. Bet čia yra didžiausia klaida. Nes kai aš nueinu į treniruotę, stebiu sporto salėje dirbančių žmonės, daugiausiai dirba žmonės po pusantros, po 2,5 valandos. Ką tai reiškia? Jie treniruoja šitos raumenis. Jeigu jūs norit, kad jūsų raumenys būtų galingi, būtų dideli, jeigu jums būtent to reikia, jums reikėtų aktyvuoti būtent šitos skaidulų tipus. Šitie skaidulų tipai turi mažai mitochondrijų. Kas tai yra mitochondrija? Tai yra vidinė ląstelės jėgainė. Jeigu jūs norite deginti riebalusus, aišku, turit pajungti savo mitochondrijų padidintą kiekį, tai yra jūs darot kardio, tai yra jūs darot kažkokios ištęstus pratimus, tai yra vadinama riebalų deginimą. Tada jau mes kalbam apie lėtai vargstančias skaidulas. Ką toliau reikėtų žinoti? Toliau reikėtų pasižiūrėti, kokie medžiagų apykaitos procesai vyksta treniruotės metu. Taigi nusipiešim paprastą grafiką. Jūs ateinate į treniruotę, jūs ateinate pavalgę maždaug valandą laiko iki treniruotės. Gliukozės kiekis pakankamai didelis, insulino kiekis irgi didelis. Augimo hormonas, augimo hormonas yra pakankamai žemam lygmenį. Ir čia prasideda treniruotė. Jūs pradedate treniruotis, gliukozės kiekis mažėja, nes jūs išnaudojate ją kaip energetinį vienetą. Insulinas pradeda mažėti, augimo hormonas pradeda kilti. Ir šitas žirklių fenomenas. Taigi pikas, tai yra aš piešiu tiesiog klasiką, fiziologijos, sporto pagrindus, tai yra 30 minučių. 30 minučių pikas. Po to augimo hormonas lėtai pradeda judėti žemyn.
Testosteronas vienas iš svarbiausių hormonų, jūs visi žinot, kad mes treniruodamėsi siekiam pakelti testosterono lygį. Yra netgi specialios treniruotės skirtos pakelti testosteroną ir jos veikia labai efektyviai. Suderinti treniruočių metodą su amino rūgščių metodu, naudojimo metodu, mes galim pasiekti iki 80-90% anabolinių steroidų veikimo. Ką tai reiškia? Jeigu žmogus gali dirbti gerai galvą, jam nebūtina naudoti anabolinius steroidus tam, kad pasiekti pakankamai gerą rezultatą. Bet kaip ir sakiau, tam reikalinga galva. Tai 45 minutės kyla testosteronas. Po 45 minučių, tai yra prasideda vėlgi mažėjimas, tai vadinasi, po 45 minučių prasideda baltymų degeneracijos procesai. Taigi, treniruotis ilgiau negu 45 minutės yra tiesiog neprotinga. 45 minutės tai yra darbo fazė, nesumaišykime su bendru treniruotės laiku. Bendras treniruotės laikas kaip skirstumas? Įdirbio fazė, darbo fazė ir atšalimo fazė, angliškai vadinasi cool down, tai yra warm up, tai yra apšilimas, walk out, tai yra darbas, ir cool down, tai yra atšalimas. Šitos terminus jūs atrasite internete ieškodami treniruočių programų, jeigu jūs tobulėjate, jeigu jūs ieškote kažko tai. Todėl šitas tarpas turi būti maksimaliai išnaudotas. Nuo 30 iki 45 minučių ir visiškai pakanka. Tokiu atveju jūsų organizme jūs veiksite greitai vargstančias skaidulas ir tarpinės skaidulas. Tai yra pačias didžiausias skaidulas. Lėtai vargstančios skaidulos dominuoja mažai. Ką mums dar reikėtų žinoti? Pagrindinė sporto fiziologijos taisyklė sako taip. Efektą treniruotėje duoda ne krūvio apimtis, o krūvio intensyvumas. Todėl, kai jūs ateinate į treniruotę, stebėkite, kaip jūs atliekate pratimus ir kiek jūs ilsitės tarp pakartojimų ir tarp pratimų. Tai ir bus jūsų treniruotės intensyvumas. Jūs tikriausiai žinote Menserio programą, tai yra HIIT, High Intensive Training, tai yra HIIT programa, kada yra daromas vienas apšiliminis ar du apšiliminiai setai ir vienas pakartojimas iki pabaigos, tai yra labai aukšto intensyvumo. Šitos treniruočių metodikos skirtos būtent augimo hormono pakelimui. Augimo hormono pakelimui, tai yra HGH, Human Growth Hormone, jos labai efektyviai veikia, kada mums reikia padidinti kūno reljefą. Kadangi augimo hormonas, jis yra antagonistas, kaip matom čia, jis yra antagonistas insulinai ir visi žino šitą efektą, iš tikrųjų sportininkai rimtesni ir profesionalų sportininkai ir tai išnaudoja. Tiesiog pasaulyje mes tikrai žinome, kad sportininkų pakankamai daug naudoja ir gryną augimo hormoną. Tai yra vieša paslaptis, bet taip jau yra. Bet tą patį galima padaryti protingai elgiantis treniruotėj. Kaip ir sakiau, tai yra aukštas intensyvumas. Jeigu mes norim dirbti su testosteronu, mums reikia kelti testosteroną, intensyvumas turi būti šiek tiek mažesnis. Pakartojimų skaičius priėjimime maksimalus yra 10, bet treniruotės laikas nuo 30 iki 45 minučių. Treniruotės po 45 minučių jau yra nelabai gerai. Ką toliau mums reikėtų žinoti apie baltymų sintezę? Todėl, kad jūs žinote, norint daugiau raumenų, reikia daugiau baltymų. Taigi, baltymų sintezė. Jūs pasitreniravot. Labai dažnas žmogus sako, aš naudoju maisto papildus tik treniruočių dieną. Gerai, pasižiūrėkime, kokia yra atsigavimo fiziologija, kaip vyksta superkompensacijos dėsnis. Jūs einate, atėjote į treniruotę. Jūs pradedate treniruoti. Organizme pradeda dominuoti simpatinė nervų sistema. Na, aišku, aš nebūsiu visiškai teisus, nes tai yra treniruotė veikia ir simpatinė, ir parasimpatinė kartu, bet paimkime tokį bendrą vaizdą. Tai yra pradeda veikti simpatinė nervų sistema, viskas tvarko, jūs daug energijos įdedat, jūs sportuojate, tačiau vidinė ląstelės energetika išsenka. Jūs baigėte treniruotę ir einate ilsėtis. Prasideda superkompensacijos dėsnis. Taigi, matome, o šita superkompensacijos banga. Taip jūs pasiekite treniruotumą. Jeigu jūs, pavyzdžiui, padarė treniruotę ir toliau nesitreniruojate, tai viskas vėl grįžta į savo vietas ir jūs tikrai žinote, kad nutraukite treniruotės, po kurio laiko viskas atsistoja į savo vietą ir netgi kai kurie žmonės pastebi, kad
rezultatas čia lyg tai raumenų buvo, po to jo nelieka, jėga dingsta, tai va, tiesiog baigėsi viskas šito. Jeigu aš pradėsiu treniruoti šitoje vietoje, tai pabaiga mano treniruotės čia, vėl pakilsiu aukščiau. Matote, banga sekanti bus aukštesnė. Tai vadinama banguotumo principas, tai yra treniruočių banguotumo principas, galimas tiesinis principas, kuris jau iš tikrųjų net nebenaudojamas, laiptinis principas ir banguotumo principas. Taip mes kiekvieną kartą vis pasiekėm didesnę superkompensacijos bangą, tai yra didėja jūsų jėga, tai yra didėja jūsų raumeninė masė, priklausomai to, ko jūs siekite. Jeigu jūs treniruotę pradėsite šitoje vietoje, tai žinoma, jūsų rezultatas bus arba toks pat, arba vos didesnis. Per anksti pradėjus treniruotę, sakykime, jūs pradėsite čia, viskas eina žemyn ir jūs persitreniruojate. Va taip veikia persitreniravimas. Aišku, yra vienas metodas, kuris buvo naudojamas pakankamai dažnai rusų sporto fiziologijoje, kada yra daroma žmogus tarsi išsekinimas iki tam tikros kritinio taško, po to duodama daug reabilitacijos priemonių ir superkompensacijos banga iškeliama labai aukštai, bet tai yra labai pavojinga, kadangi visada galima persitreniruoti. Ir tai jau šitą metodą prižiūrėdavo medikų grupė, čia patiems daryti to nereikėtų. Todėl treniruotę reikia pradėti daryti maždaug šitoje vietoje, tai yra optimalu, nes pagauti patį superkompensacijos piką yra labai sudėtinga. Dažniausiai žmonės stengiasi pradėti treniruoti čia arba čia, tada yra optimalus kilimas į viršų. Ką reikia daryti, kad mūsų ta superkompensacijos banga būtų didesnė? Ją galima pakelti aukštyn. Mums reikia naudoti optimalias atsigavimo priemonės. Kas yra optimalios atsigavimo priemonės po jėgos treniruotės? Pasikartosiu, kad mes čia kalbam apie jėgos treniruotę. Tas grafikas, kurį piešiau su augimo hormonų ir testosterono, jis netinka ištvermės treniruočių lavinimu. Tai yra visai kiti procesai fiziologiniai, visai kita šita sporto biochemija. Tai truputį kas kita. Mes dabar kalbam apie jėgos treniruotės, masės auginimą, būtent jėgos auginimą. Taigi, kaip matėm, superkompensacija, taip, mums ką reikėtų žinoti, čia atsigavimo metu pradeda veikti parasimpatinė nervų sistema. Kada dominuoja organizme parasimpatinė nervų sistema, organizmas atsigauna, ilsisi. Tai yra paprastai tai yra miegas, todėl jūs žinot, kad miego metu raumuo auga. Tai yra visiškai teisingai. Nes miego metu, kada, čia sakykim, simpatinės nervų sistemos dominavimas, čia parasimpatinės, miego metu organizmas atsigauna, kaupia medžiagas, valosi. Kyla tokie hormonai kaip melatoninas, kaip augimo hormonas. Tikriausiai gal daugelis žino, kad Lietuvoje optimalu eiti miegoti 10 valandą, kad jau jūs miegotumėte, todėl kad nuo 10 iki 12 didžiausias augimo hormono yra gamyba didžiausia. Taigi, mums reikia pakelt šitą superkompensacijos bangą, naudojant kažkokias papildomas priemonės. Tai yra baltymus, tai yra aminorūgštis. Baltymų sintezė didžiausia yra po 12-17 valandų. Todėl mums labai svarbu naudoti maisto papildus ne tik iškart po treniruotės, nes baltymų sintezė pirma padidėjusi būna 2 valandos po treniruotės, sekantis pikas yra 12-17 valandų, kada kyla augimo hormono koncentracija, kada kyla testosterono koncentracija. Ir mums tai reikia palaikyti būtent aminorūgštimis ir baltymais. Kiek reikėtų sunaudoti baltymų tokiu atveju? Realiai miltelių, sakykime, galima sunaudoti 0,8 gramo vienam kūno kilogramui, tačiau reikia atsižvelgti į savo organizmo virškinimo ypatumus. Tai, jeigu jūs treniravotės labai intensyviai, kepenų fermentų ir kasos galimybė išskirti normalius fermentus labai stipriai sumažėja. Tai yra būtent Ivano Pavlovo fiziologijos dar iki 1900 metų atrasti bendri mechanizmai. Tai vėlgi reikėtų prisiminti, nes Ivanas Pavlovas gavo Nobelio premiją 1904 metais ir būtent už virškinimo fiziologijos ypatumų atradimus. Daugiau tokių tyrimų, aš manau, gyvenime niekas nebegalės padaryti šiuolaikiniam pasaulyje, todėl kad tai buvo daroma
vyresni prisimins, gal jaunesni irgi taip pat žino, su šuneliais, kuriems būdavo įvedami specialūs zondai ir tikrinama, kaip kokios medžiagos veikia mūsų organizmą, kiek išsiskiria fermentų sulčių, netgi buvo metama į skrandį stiklo gabalėliai, akmenų gabalėliai, tam, kad galima būtų patikrinti, kaip ir kokios sudėties išsiskiria kasos ir skrandžio sultys, kaip veikia mūsų virškinimo sistema. Taigi, baltymų naudojimas papildomas 12-17 valandų po treniruotės ir optimalus skaičius 0,8 gramų kūno kilogramų. Tai yra optimalus miltelių kiekis. Ką dabar norėčiau dar pasakyti? Šiuo metu mes galim pristatyti iš tikrųjų mūsų ilgai ieškotą geros kompozicijos baltymų produktą. Tai yra whey protein natural. Tai yra natūralus, visiškai natūralus baltymas, be jokių maisto priedų, be jokių saldiklių, dažiklių. Tai yra labai svarbu. Nes, kada jūs treniruojatės intensyviai, kasos galimybė išskirti optimalų kiekį fermentų sumažėja. Jeigu jūs patirėt stresą, sakykime, jūs atėjote treniruotę po sunkios darbo dienos, kurioje, jūs esat verslininkas, jūs esat, moksleivis, studentas ir jūs gavot pakankamai didelį stresą. Patyrus stresą, suvirškinti maistą optimaliai galimybė sumažėja 8 valandoms. Tai yra skrandžio, kasos fermentų sudėtis tiesiog pasidaro tokia, jog normaliai pasisavinti maistą ir baltymus jūs negalėsite. Todėl whey protein natural yra be jokių maisto priedų, be jokių dažiklių ir sardiklių dirbtinių, kurie galėtų įtakoti kasos papildomą ir kepenų papildomo darbo. Tam, kad nereikėtų kasai ir kepenims papildomo darbo, kad pasisavinti šitos baltymus. Naudot galite tiesiog po vieną valgomą šaukštą iškart po treniruotės, sakykime, po geros valandos, dar 2 valgomus šaukštus į pusę litro vandens ir pabandykite naudoti su mūsų jau siūlytais anksčiau, tai yra medus, tai yra truputį druska, mes pasigaminam tarsi izotoninį gėrimą. Galima naudoti ir paprastą gliukozę arba cukrų. Tačiau čia jau viskas bus susijęs su tuo, kaip jūs save kontroliuojate dienos metu mityboje. Jeigu mityba pas jūs nėra labai gerai sudėstyta, tai toks kokteilis jau turės įtaką jūsų poodiniam riebaliniam sluoksniui. Taigi, pasižiūrime, kaip mes galėtume dar pagerinti visą šitą atsistatymą. Greitosios raumeninės skaidulos, juose yra daug kreatinfosfatų. Kreatinfosfato, todėl naudodami baltymus, jūs galite papildomai naudoti ir kreatiną. Kreatino naudojamas optimalus kartu su baltymais, tai yra, sakykime, 5 gramai kreatino, naudoti kartu su vienu valgomu šaukštu baltymų. Optimalus kokteilis. Tokių kokteilių jūs galite pasidaryti 4 per dieną. Tai jūs, kaip matote, jeigu 4 per dieną, tai bus 20 gramų. Tai yra tokia dozė, kokia bus reikalaujama kreatino įkrovai. Tam, kad jums nereikėtų vargti maišyti šitos produktus, jūs galite naudoti produktą Muscle Pro, mes tam jį ir kūrėme. Kad žmogus Muscle Pro 50 naudodamas nepatirtų streso, jam nereikėtų maišyti visų šitų kokteilių. Tačiau, jeigu jūs nieko prieš patys daryti savo kokteilius, jūs galite pilnai pasidaryti tokį kokteilį ir naudoti 4 kartus per dieną, 5 dienas per savaitę, po to naudoti tik vieną kokteilį per dieną. Na, žinoma, stebėti savo baltymų, šituo atveju reikės daugiau, tačiau stebėti būtent savo mitybą, kiek jums reikėtų dar papildomai baltymų naudoti priedo prie savo mitybos. Taigi, tokie pagrindiniai būtų mūsų šios dienos pastebėjimai ir siūlymai. Treniruokitės optimaliai, ilsėkitės gerai. Dar ką norėčiau pridurti apie treniruočių skaičių per savaitę. Labai dažnai žmonės klausia, kiek man reikia treniruotis per savaitę. Man reikia treniruotis 5 kartus, 6 kartus, 3 kartus, 4 kartus. Mokinantis fiziologiją yra dažnai piešiamas viena tokia schema.
Jeigu mes ateiname į treniruotę ir treniruojame, sakykime, į treniruočių salę, treniruojamės 1 dieną per savaitę, tai efekto praktiškai nėra. 2 kartai per savaitę tai yra palaikomasis pobūdis. Aš palaikau savo fizinę formą, bet realiai aš nepasiekiu kažkokių tai optimalių, realių rezultatų. 3 kartai per savaitę. Aš pasiekiu labai gerus rezultatus. 4 kartai per savaitę, rezultatai didesni negu 3. Tačiau nelabai. 5 kartai per savaitę. Kaip matot, rezultatai krinta. Ir 6 kartai per savaitę, tai yra gali būti šitaip, tačiau gali būti ir tas pats, kas 1 kartas per savaitę ir netgi žemyn į šitą pusę, jeigu jūs nesilaikot optimalaus atsigavimo ir poilsio režimo. Kaip matot, optimalu treniruotis 3 arba 4 kartai per savaitę. Tokiu atveju jūsų organizmas suspės pasilsėti, suspės atsigauti, vyks optimali baltymų sintezė. Dar kartą primenu, mes kalbame apie jėgos raumeninės masės ugdymą ir darbą su greitosiomis ir tarpinėmis skaidulomis. Ištvermės krūviui tai yra netaikoma. Taigi, prisiminę, jog jūs galite treniruotis 3-4 kartus per savaitę, jog treniruotės trukmė turi būti nuo 30 iki 45 minučių, jog po treniruotės labai svarbu naudoti baltymus, galima naudoti su angliavandeniais ir kreatinu būtinai, nes mes kalbame apie greitai vargstantis raumeninės skaidulas. Ir prisiminti tai, jog baltymų sintezė yra didesnė. Po 12 ir 17 valandų, tai yra sekančią dieną mums amino rūgščių ir baltymų reikia daugiau, mes turėsime optimalų rezultatą. Treniruotės, jeigu jūs treniruotės intensyvios, mes galim daryti 2 savaitės darom, intensyvias treniruotės, 1 savaitę atstatomoje treniruotė. Taip jūs galite treniruotis visus metus, jausdamiesi puikiai, nepersitreniruodami, ir pasiekdami puikiausius rezultatus. Tik pagalvokite, jūs ateinate į sporto salę, jūs treniruojatės 30 minučių ir rezultatai jūsų yra geresni negu tų, kurie treniruosi po 2,5 valandos. Taigi, tai būtų visi mūsų šios dienos patarimai. Linkime, jog savo treniruotėse jūs, naudodami baltų galios maisto papildus, jog treniruodamiesi optimaliai pasiektumėte maksimaliausius rezultatus.